Žiūrėdamas pirmą dalį, turbūt atkreipi dėmesį tokią vieną mažą detalę apie mašinas, kurios specialiai nepaminėjau. Ir tai yra tamsinti visų mašinų langai. Būdamas Korėjoje, turėjau porą teorijų, kodėl. Tai pati pirma, kad korėjiečiai mėgsta privatumą. Antra teorija, kad vis tiek, jie kadangi labai prižiūri savo veidodą, netgi kai yra labai saulėta diena, jie vis tiek vaikšto su skėčiais tam, kad saulės spinduliai nekristų ant odos. Tai lygiai ta pati priežastis, užtamsini visus mašinos langus, tam, kad tiesiog saulės spinduliai nepatektų ant tavęs, ir apsisaugomi. O trečia teorija, kuri turbūt yra realistiškiausia, tai kad mentai nematytų kaip scrollinį ragelį prie raudonos. Pasirodo, dėl dviejų buvau teisus. Visų langų maksimalus tamsinimas yra jų kultūros dalis, nes tai duoda privatumą, duoda saugumą, nes, vagiai, jeigu nematys tavo mašinoje, kokie yra daiktai, mažiau šansų, kad, šalkūnės išmuš langą ir pasims. Bet su tuo ateina ir problemos. Tai visų pirma, žmonės daro nemažai avarijų, nes tiesiog yra taip pripratę būti nematomi aplinkos, kad jie tiesiog scrollina telefoną. Lygiai taip pat naktį, gerai, vakare, labai yra dažnas atvejis Korėjoje, kad tiesiog per perėją žmogus būna nutrenkiamas, nes tiesiog žmonės nemato kitų žmonių, ypač jeigu tu juodai apsirengęs esi. Ir dar vienas įdomus dalykas, kad naktį, tarkim, kai važiuoji su mašina, tu gali pastoviai gauti ilgas šviesas į akis, nes dauguma jų važinėja su ilgom šviesom. Tiesiog nemato kitaip. Prasme, aš pradėjau filmuoti, norėdamas pasakyti, kad senas Mersas. Bet kai priejau, čia ne Mersas. Bet atrodo kaip senas Mersas. Net galas turi šitas tokias braunas kaip Merso. Geras. Čia turbūt Merso yra kopija kažkokia. Kaip ir Lietuvoje vaikai perka energetinius. Žinai, kitas pasaulio galas, bet įpratimai vis tiek tokia pat. O aš čia rizikuosiu ir tikiuosi nenumirti. Šitas reikalas kainuoja 1 eurą. Gaila nesigirdi, bet sučiapsėjau kaip turi būti. Žiauris. Atrodo kaip labai aerodinaminis krabas. Čia tikrai inspiruota yra mašinos arba naikintuvo šitas dizainas. This design is inspired by some jets or a car. A car, okay. Which model is it? A car. Oh. Okay, American car. Yeah, because of the lights in the back, it looks like American car. Okay. Padarė man kavuko, espresso. Tiek, kad yra subingi rūkšto. Tarasme, neadekvačiai rūkšti kava. Rūkštis turi būti švelni, turi būti saldi, turi būti tokia kaip obalio rūkštis, kaip obalio pavasarį rūkštis, kaip kriaušės. O čia tiesiog rūkštu, tai nėra labai kur. Einam toliau čia. All I wanna do is get high on the beach, get high on the beach, get high. So, gardu. Tikrai gardu. Labai skanu. Eisi susirišti plaukus. Ir paprašysiu dar. Bičas tiesiog smarkiai per gražus šitam renginiui. Nes aš tikrai skaitysiu visas šitas knygas. Tikrai skaitysiu. Kodėl tu atrodai kaip katinas? Kodėl niekas neina žiūrėti mūsų skrudinimo mašinų? Mes jas atsivežėm. Nežinau, ką jie daro, bet jiem visiems labai įdomu, ką jie daro. Ką jie daro? Jie tiki kavą daro. Bet mes atsivežėm kavos mašinas. Kodėl nėra pas mus žmonių? Mes atsivežėm kavos mašinas, skrudinimo kavos mašinas. Šiaip neišsimsnėjant, Korėja yra labai saugi šalis, viena iš saugiausių pasaulyje. Ir čia žmonės tiesiog gali palikti savo kamerą su stovu ir nesparinti, kad kažkas pavogs. Tai that's cool. Tam dalykui yra apie 200 metų, atrodo žiauriai fainai. Reikia paragauti šio kavuką.
Nepasakyčiau, kad kava, nes iš kvapo ir skonio labiau priminė kaip metų ir džindžer. Tai labai lengvas dalykas, labai priminė arbatą, bet arbatos labai daug skonio. Tai va, jie sakė, geria į dieną kokių 30 puodelių tokių kavos, nes čia yra labai mažai kofeino, labai nedaug kavos, bet labai daug skonio ir labai refreshing drink. Tai pirmą kartą gyvenime gėriau tokią kavą ir kaip matėme oranžinės spalvos. Tai fainas labai experiences šakės. Dar viena palikta kamera. Is it for me? Blemba, kaip nei tą festivalį atvykot, Hebra. Oi, kaip nei tą festivalį atvykot. I would like to try Ethiopia, please. O, čia kažką rodo. Aš nežinau, kas čia yra. Ai, gamina, okei. Jėzau. Jeigu bus skanu, aš jau viešai atsiprašysiu. Gavau gėrimą. Kvapas sausau. Vaikūnaku kaip šlikstu. Tarsime, Etiopija turi būti saldi, turi būti tokia, kaip vaisius, kaip uoga. O čia yra, ta prasme, sudegę kūdas. Kur man dantis išsivaly dabar? You had to come without your friends. I've noticed you're uncomfortable. We can blow this off and go on a date. Yeah, 여태까지 만나본 사람 중에 제일 내 style. 자주 웃어줘 with the best smile. You got it, you got it. I'ma have to do something about it. For real. 너 때문에 It makes so high, my baby. 이곳을 떠나기 전에 네 가슴 한가운데 Tiesiog būriai sėdi. Gali ateiti, išsiburti ateiti, kur gersi šiandien. Perku šuniukui, skaniukus, bet kadangi aš esu durnas užsienietis, aišku, pasisveikinu jų kalbą, padėkoju jų kalbą, atsveikinu jų kalbą, bet žmogus priėjo vietinis ir paklausė, ar aš žinau, kad čia yra šunim. Ir aš sakau, taip. Ir jis, okei, tada viskas gerai. Tai va, labai yra paslaugus, mandagus žmonės, very like, very good, labai rekomenduoju. Nu va, kaip faina pamatyti lietuviško kapitalo įmonių. Dabar įsivaizduokit tokį egzotišką, retą patiekalą, kuris yra laikomas kulinarijos šedevru, bet jį legaliai gali gaminti tik 2 valstybėse pasaulyje. Jį gaminti gali tik licenzijuoti šefai geriausiose restoranuose šalyje, nes jį paruošus neteisingai ištinka traukuliai, paralyžius ir tada mirtis. Kalbu apie fugų, nuodingiausią žuvį pasaulyje ir vieną garsiausių Japonijos skaniukų. Fugų organuose ir odoje yra tokio neurotoksino pavadinimu tetrodotoksinas. Jis yra mirtinai pavojingas ir jeigu fugų patiekalas yra pagamintas neteisingai, jis gali sukelti plaučių nepakankamumą, uždusį, paralyžių ir mirtį. Todėl šią žuvį gali gaminti tik licenzijuoti šefai, kurie šią licenciją gauna tik praėję intensyvius mokymus, išlaikę valstybės egzaminus lietuvių kalbos. Ir bendrai šita egzaminų ir visa mokymų procedūra gali trukti net keletą metų. Šitą procesą labai prižiūri šalies valdžia, nes jeigu šefai, tarkim, neteisingai nuo žuvies nulupa odą, iš jos esantis nuodai gali patekti į žuvies mėsą, kuri bus pateikta klientui ir jis nuo jos gali numirti. Kaip tai ir nutiko 2018 metais Japonijoje, geram restorane, kai po fugos patiekalo valgytojams tai ką pasidarė labai negerai, atvyko medikai, bet nieko nespėjo padaryti ir abu žmonės mirė nuo fugos apsinuodijimo. Po šio įvykio Japonijoje buvo dar labiau sugriežtintas fugos paruošimo mokymų protokolas, lygiai taip pat ir egzaminai ir padažnėjo šefų patikros. Žinoma, mirtis nutinka retai, bet kai tai nutinka, šefas sėda į kalėjimą, o restoranas yra uždaromas ir jam yra paskelbiamas bankrotas. Aš, ragaudama šitą žuvį, dėja nemiriau. Nors vienintelis restoranas, kuris galėjo pasiūlyti šį patiekalą, turėjo Michelin žvaigždutę, kas reiškia milžiniškas kainas. Mes ėmėme 2 fugos patiekalus, vienas iš jų buvo kepta fuga su dalykais, o kitas žalia fugos mėsa.
kas yra laikoma pavojingiausiu jos vartojimo būdu, bet to pačiu ir skaniausiu. Ir tą galiu patvirtinti pats. Vienas toks fugos patiekalas gali kainuoti nuo 100 eurų iki 500 eurų. Todėl su kolegom nebūtų pratinga dienos pietukų šauti čianais. Nu, nebent dirbi programuotojai, tada po. 나는 이제 이유 없이 비난을 받는 위치가 된 내 시기로 인해서 거짓된 이유를 만들 언행이 왼처럼 징조될 일이 있고 내게 속에 피곤해 너의 미움의 원천이 내 행복에 혹은 자랑스러움의 표현이라는 것이 참 우습게 느껴지네 내가 너라면 내 얼굴은 꽤 많이 Čia taip atrodo Vilniaus gatvė penktadienį vakare. I wonder if you know how to drift in Tokyo. Kiek arčiuko, čia gali kamščiuose tiesiog žmonėms hotdogus gaminti.喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリアル VR Kontroversiškas dizainas šitą BMW, bet dar labiau kontroversiška nuomonė yra tai, kad man tai patinka. Tai va čia yra jūra ir žiauriai gyvas miestas naktį. Labai įdomu, čia prie paplūdimio yra aukšto slėgio oro kompresoriai ir tu literaliai gali tiesiog padėti kojas ir nusipūsti smėlį nuo jų, nuo rūbų, nuo kojų ir tipo būti švarus. That's cool. 아무렇지 않게 할 수 있었다면 난 그렇게 멀어지지도 않았겠지 내 맘대로 해도 난 그렇게 변하지도 않겠지 내 맘대로 해줘 넌 아무렇게나 숨겨 낯선 얼굴들을 하나씩 아프게 던져놔 낯선 자국들을 하나씩 난 그렇게 지워지지도 않을 거야 내가 그린 대로 널 그렇게 기억